Nuo Antrojo pasaulinio karo praėjo ne tiek jau ir mažai laiko, kuris paliko didelius randus žmonijos istorijai. Tad daugelis, kurie bent šiek tiek girdėjo apie Antrąjį pasaulinį karą, žino, kas toksai buvo Adolfas Hitleris ir jo neapykanta žydams. Šiame video pabandysime atskleisti, kodėl nacistinės Vokietijos to laikmečio lyderis taip nekentė būtent šios tautos. Adolfas Hitleris buvo prieštaringa asmenybė. Iš vienos pusės jis buvo darbštus ir šmaikštus žmogus, turintis puikius oratoriškus sugebėjimus, sugebantis sudominti minią bei išlaikyti jų dėmesį. Tačiau į istoriją jis įėjo kaip milijonų žmonių pražudžiusi asmenybė. Didelę dalį jo aukų sudarė žydai. Iki tam tikro amžiaus Adolfas net nesusimastė apie žmonės, kurie priklausė vienai ar kitai tautybei. Nuo viduramžių Vokietijoje gyveno nemaža žydų bendruomenė. Pirmą kartą jis susipažino su žydų tautybės berniuku, besimokindamas mokykloje. Hitleris į berniuką žiūrėjo atsargiai įtartinai, kaip ir to laikmečio daugelis vaikų, kadangi jis buvo labai tylus. Vieną dieną vaikščiant Adolfui Hitleriui po miestą, jo dėmesį patraukė vyriškis su barzda ir bakenbardais bei išskirtinė išvaizda. Vaiką taip sudomino ši asmenybė, kad jis troško daugiau sužinoti apie žydus. Jis pradėjo daugiau skaityti literatūros apie juos. Palaipsniui pradėjo suprasti, kad žydai tai atskira tauta su savo papročiais ir gyvenimo būdu. Jis pradėjo juos atskirti gatvėje pagal aprangą, plaukų kirpimą, išvaizdą, nekalbant apie kūno manieras ar kalbą. Adolfui Hitleriui susiformavo keistas požiūris į žydus. Jis atvirai pradėjo jų nekęsti. Greičiausiai jo nuomonė pradėjo formuotis kaip reakcija į sunkią Vokietijos padėtį po Pirmojo pasaulinio karo. Šalį ištiko politinė ir ekonominė krizė. Jis nukreipė žydus į žemesnės tautas, kenkiančias valstybės plėtrai. Hitleris manė, kad aukščiausia žmonijos rasė tai arijai, kurios atstovas jis buvo. Jo manymu, rasių susimaišymas prives prie pasaulio pabaigos. Arijai, pasak Hitlerio, išsiskyrė šviesia oda, žydromis akimis, turi aukštų pasiekimų visose gyvenimo srityse, bei buvo visko pranašesni už kitas tautas. Tuo tarpu žydus jis laikė priešingybę. Pagrindinė jo manymų žydų blogybė buvo egoizmas, noras išgyventi bet kokią kainą. Jo manymų žydai buvo parazitai ant kitų tautų kūno. Mintis, kad žydai gyvena kitų tautų sąskaita, nedavė jam ramybės. Hitleris nusprendė, kad žydai buvo kalti dėl visų negandų, nelaimių to laikmečio Vokietijoje. Jis kaltino žydus tuo laikmečiu, platinant sifilio ligą. Šią mintį jis bandė pagrysti remiantis santuoką dėl įskaičiavimo, nes po tokios santuokos nebuvo jausmų. Tad sutuoktiniams tekdavo meilės instinktų ieškoti pašalyje. Jam taip pat atrodė, kad žydai su malonumu sugundo nekaltas arijų mergaitės. Jo nuomonė, žydams pavergus Vokietiją, jie palaipsniui užims visą pasaulį. Tad to jis negali leisti. Ir tik išskirtiniai arijai turi būti viršuje. Laikui bėgant, Adolfas priėjo savo išvadas, kad visi žydai veidmainiai ir jie elgėsi panašiose situacijose skirtingai, kad tik pasiektų norimą tikslą. Tuo laikmečiu žydai Vokietijoje užėmė įtakingus postus, kurie buvo susiję ir su gera finansinė padėtimi. Remiantis diktatoriumi, jie susikrovė turtus neturtingų vokiečių sąskaitą, išduodant kreditus. Kadangi didžiulės pinigų sumos buvo sutelktos žydų rankose, Hitleris matė grėsmę Vokietijos valstybės užgrobimui. Manoma, kad būtent šios priežastys buvo varomoji jėga Adolfui Hitleriui nekęsti žydų ir pradėjo kovą su jais, nors pats diktatorius nei žodžiu neužsiima savo autobiografijos knygose. Jis tikėjo, kad kovodamas prieš žydus vykdo aukštesnę misiją, tad norimas tikslas buvo siekiamas bet kokia kaina. Jaunystėje Hitleris svajojo tapti dailininku, tačiau tėvas įnirtingai stūmė sūnų dirbti valstybės tarnyboje. Tad Hitleris atrado savo naują tikslą – išgelbėti Vokietiją nuo žydų, kurie jo manymu buvo tapę grėsmė visame pasaulyje. 1907 metais, būdama 47 metų, kai Hitleriui buvo 18 metų, mirė jo motina Klara. Jis sirgo krūties vėžiu ir mirė nuo apsinuodijimų jodo formų, kurio tais laikais būdavo gydomas vėžys. Hitleris buvo įsitikinęs, kad jo motina Klara nunuodė žydų tautybės gydytojas Eduardas Blochas ir dėl to dar labiau ėmė neapkęsti žydų. 1936 metais vykusiose olimpinėse žaidynėse Hitleris norėjo parodyti pasauliui, kokia pranašesnė yra arijų rasė. Tačiau ne visose rungtyse
Vokietijos atstovams pavyko laimėti prizinės vietas. Įdomu tai, kad diktatorius, susiparinęs nei vienam kitos šalies laimėtojai, nepaspaudė rankos. 1938 metais net Amerikos žinomas žurnalas Time Hitlerį išrinko metų žmogumi. Tačiau pirmą kartą istorijoje laimėtojo atvaizdas nepuošė žurnalo viršelio. Apytikslė statistika teigia, jog buvo nužudyta apie 5 860 000 žydų tautybės žmonių. Lietuvoje vykusiame holokauste nužudyta maždaug 96% Lietuvos žydų, tai maždaug 190 000 žmonių.